Garbė Jėzui Kristui. 9 diena. Kaip visada pradėkime nuo maldos. Vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Tėve, pažadink tarp krikščionių gausių ir šventų pašaukimų į kunigystę, kurie palaikytų gyvą tikėjimą ir su dėkingumu išsaugotų tavo Sūnaus Jėzaus atminimą, skelbdami jo žodį ir teikdami sakramentus, kuriais tu nuolat atnaujini tikinčiuosius. Duok mums šventų tavo altoriaus tarnautojų, rūpestingai ir uoliai saugančių Eucharistiją, iškiliausios Kristaus dovanos sakramentą pasaulio atpirkimui. Pašauk tavo gailestingumo tarnautojų, kurie per sutaikinimo sakramentą skleistų tavo atleidimo džiaugsmą. Tėve, padaryk, kad bažnyčia su džiaugsmu priimtų gausius tavo Sūnaus dvasios įkvėpimus ir klusniai, priimdama jo pamokymus, rūpintųsi pašaukimais į kunigystės tarnybą bei pašvestą gyvenimą. Padėk vyskupams, kunigams ir diakonams, pašvestiesiems asmenims ir visiems pakrikštiesiems Kristuje, kad ištikimai vykdytų savo misiją tarnaudami Evangelijai. To prašom per Kristų mūsų viešpatį. Amen. Marija, apaštalų karalienė, melski už mus. Mėlėjai, šiandien vis dar esame, savi pagalbos, savi išgelbėjimo temos puslapiuose. Šiandien vis dar norime pažvelgti ir dar kartą suprasti, kad savi realizacija išgelbėjime arba išgelbėjimo savęs versija yra neteisinga. Nepriklausomai nuo to, ar mes kalbėsime apie turimus finansus, turimas pažintis, turimas galimybės arba talentus, mes negalime savęs išgelbėti. Išgelbėjimas tai nėra kelionė tapti geresniu tu arba labiau netgi savimi. Išgelbėjimas arba išganimas yra Dievo dovana ir Dievo malonė, kurią mums dovanoja save paaukodamas pats Jėzus Kristus, kuris yra Dievo malonė ir Dievo dovana. Dievo tikslas – susigrąžinti mus kaip savo dukteris ir savo sūnus. Mes per jo malonę esame perkeičiami, kad taptume kaip jis, kaip Kristus, kad taptume panašus į Dievą. Deja, reikia pripažinti, kad nuopuolis žmonijos istorijoje ir mūsų kiekvieno istorijoje atneša mums tarsi užmiršimą tikrosios Dievo meilės ir malonės, užmiršimą to troškimo, kuris gyvena mumise. Piktasis mums yra perdavęs žinią, kad Dievas yra teisėjas. Teisėjas, kuris žvelgia ir ieško mūsų klaidų. Teisėjas, kuris nori nubausti mus už mūsų klaidas. Kuris nori atimti iš mūsų laimę ir mūsų džiaugsmą. Nevilties ir apmaudo pinklės, kurios supa mus, mums atskleidžia ir Biblija. Šiandien kviečiu Jūs pasiimti vėlgi Bibliją ir pažvelgti į visiems labai gerai žinomą Sūnaus palaidūno istoriją. Ją surasite Evangelijoje pagal Luką 15 skyriaus 11-32 eilutėje. Tie iš Jūsų, kurie geriau mane pažįstate ir kurie galbūt daugiau esate mane klausę, matyt, esate girdėję. Tiems, kurie ne, dar kartą pasakysiu, kad man iš tiesų keistas akcentas šioje istorijoje ant Sūnaus palaidūno. Bet kokiu atveju istorijoje mes turime du sūnus. Jaunėlį, vadinamą sūnumi palaidūnu, ir turime vyresnį sūnų. Skaitydami istoriją galite pagalvoti, su kuriuo iš sūnų jūs asocijuojate save. Tačiau, kaip sakau, keista. Jeigu geriau pažiūrėsime istoriją, pagrindinis ir esminis istorijos veikėjas nėra nei jaunesnysis sūnus,
vadinamas sūnumi palaidūnu, nei vyresnysis sūnus. Pagrindinis istorijos veikėjas yra gailestingasis tėvas. Ir šioje vietoje greičiausiai ir bažnyčios istorija žmogaus trapi prigimtis arba žmogaus polinkis užakcentuoti tai, kas yra tarsi negatyvu arba kas yra bloga. Tai mes galime puikiausiai matyti šiandieniniuose laikraščiuose, žurnaluose, internetiniuose puslapiuose, kada blogos žinios sulaukia žymiai didesnio ažiotažo negu geros žinios. Istorija įgavo sūnaus palaidūno istoriją. Taigi, mes turime jaunėlį sūnų, kuris siekdamas savo tikslų pareikalauja iš tėvo jam nepriklausančio vis dar palikimo, iškeliauja, iššvaisto palikimą ir puola taip žemai savo akyse, kad žiūrėdamas iš savo, varpinės, bet turėčiau greičiausiai sakyti, iš savo duobės, mato tėvą, kuris negalės jam atleisti. Jis mato savo situaciją ir supranta, kad jo tėvo namuose samdiniai gyvena žymiai geriau negu jisai ir trokšta sugrįžti. Bet suprasdamas, ką jisai padarė, supranta, kad sugrįžti teisės jis neturi. O tėvas negalės jam atleisti. Todėl, norėdamas geresnio gyvenimo, grįžta būti bent samdiniu. Mes žinome, kad jo sutikimas buvo visiškai kitoks negu tikėjusi pats sūnus. Tėvas išbėgo jo pasitikti. Išbėgo jo pasitikti ir sugrąžina jam statusą sūnaus. Jis net neleidžia pabaigti sūnui jo išmoktos ir nekartą pakartotos istorijos, ką jis norėjo tėvui pasakyti. Jisai aprengė jį naujų drabužių ir uždeda žiedą. Jis vėl tampa paveldėtoju. Jis sugrįžta ir tėvas jam surengia puotą. Ar šios sūnaus priėmimas atgal nėra panašus į prieš tai buvusias istorijas? Tai yra į paklydusios avies, kada gerasis ganytojas eina ieškoti vienos, palikdamas 99. Vienos, kur yra žymiai mažiau verta žmogiškąja prasme negu 99. Arba tos pačios pamestos drachmos, dėl kurių sugaištas laikas, vargas, žibalas, jau galima sakyti, tai, kas buvo deginama, kad būtų šviesa, verti žymiai daugiau. Bet Dievas mums nori duoti labai aiškią žinią, kad kiekvienas iš mūsų yra Dievui vertingas, kad Dievas ieško ir laukia kiekvieno iš mūsų. Kad Dievas yra tas tėvas, kuris ieško neteisingumo ir bausmės, bet jis ieško mūsų išgelbėjimo. Ir tada mes pereiname prie vyresnio sūnaus, kuris pasiliko su tėvu, kuris jam tarnavo. Pats žodis atrodo tarnauti nėra blogai, mes kviečiame žmonės tarnauti vieni kitiems, bet vyresnio sūnaus atžvilgiu tas tarnavimas buvo daugiau panašus į vergavimą. Nes dirbdamas tėvui, jis dirbo kaip vergas, matydamas visą tai, kas yra pas tėvą, kaip tėvo turtą ir trokšdamas tai turėti, priimdamas tai kaip prievolę, ne kaip dovaną ir malonę. Čia panašu į savanorystės, į tarnystės, kurias mus kviečia Dievas. Jeigu mes įsivaizduojame, kad darom Dievui paslaugą arba atliekam tai kaip prievolę, dažniausiai mes tai atliksime sukandę dantis arba atlikę lauksime įvertinimo, atpildo, padėkos, išaukštinimo. Ir to nesulaukę mes piktinsimės. Panašiai elgėsi vyresnysis sūnus. Grįždamas namo, jisai išgirsta puotą tėvo namuose. Ir sužinojęs, kad sugrįžo sūnus, tėvo sūnus, jo brolis, jis neapsidžiaugė, kad atgavo brolį, kad atgavo bendrystę. Bet jisai užkietina širdį ir nenori eiti į namus.
nes jaučiasi įžeistas. Sūnus jaučiasi įžeistas, kad tėvas nenustoja mylėti savo kito sūnaus, kuris nėra vertas tos meilės. Bet mes prisiminkime, kad meilė yra visą laiką tai, ko mes nesame verti. Meilė yra ne todėl, kad mes esame verti. Meilė yra todėl, kad tas, kuris myli, dovanoja. Dievas mus tiesiog myli. Myli tada, kada mes esame su juo ir prie jo. Myli tada, kada mes jį atstumėme. Su skaudančia širdimi, bet myli. Ir laukia, kol mes sugrįšime. Duoda naujas galimybės, naujus kvietimus, kad mes sugrįžtume, bet niekada mūsų neatmeta. Dangiškasis tėvas niekada mūsų neatstumia. Tačiau klausimas kitas. Ar mes išgirsime jo kvietimą ir ar mes jį priimsime? Prisimink, kad Dievas tavęs niekada neatmeta ir neatstumia. Ne tada, kada esi nusidėjęs arba nusidėjusi. Jis tavęs laukia, kad tau atleistų ir tau dovanotų, bei duotų naują šansą. Nepasiduok piktojo vilionėms, išgelbėti pats save ir jo iliuzijoms, kad tėvas tave myli mažiau tada, kada tu nusidedi, arba myli labiau, kada esi jam ištikimas. Dievas nepaliauja tavęs mylėjęs. Dievas visą laiką yra šalia. Garbė Dievui, Tėvui ir Sūnui ir Šventajai Dvasiai, kaip buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžius. Amen. Vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Palaimingos dienos ir ištikimos adoracijos už pašaukimus į kunigystę su Dievu.